Jau šį rugsėjį turėtų prasidėti lytiškumo pamokos, tačiau aiškėja, kad mokytojai tam vis dar neparengti, o metodinėje medžiagoje galima rasti absurdiškų teiginių apie homoseksualumo gydymą, prezervatyvų žalą, taip pat protu nesuvokiamų patarimų, pavyzdžiui, renkantis vyrą įvertinti, ar šis pakankamai uždirbs. Kaip teisinasi Švietimo ir mokslo ministerija, išgirsite Agnės Vederytės reportaže. Švietimo ir mokslo ministerija planuoja, kad nuo rugsėjo biologijos mokytojai galėtų papasakoti ne tik apie augalų dauginimąsi, bet ir apie žmonių santykius. Tiesa, lytiškumo ir sveikatos klausimus, pasak valdininkų, mokiniams taip pat galėtų išaiškinti ir tikybos, etikos mokytojai ar auklėtojai per klasės valandėles. Spręstų pati mokykla, tik aiškios medžiagos, ką ir kaip dėstyti, nėra. Psichologai tikina, kad lytinis švietimas vaikui būtinas nuo mažų dienų, tik kūno pažinimo, seksualinius klausimus reikia pateikti aiškiai ir profesionaliai. Svarbu, kad tai būtų daroma profesionaliai, kad tai nebūtų kažkokia iniciatyva pačių mokytojų kitų specialybių, ar ten, nežinau, biologijos mokytojos, ar ten tiesiog tai turi būti daroma pasiruošus. Tikrai atsižvelgiant į vaiko raidą, į vaiko amžių, vaiko gebėjimą suprasti. Čia yra 6 formos, kokiais būdais veikia homoseksualumas, įrodymas, parodymas toksai. Remdamasi šiais Krikščioniškos kultūros instituto lankstinukais, viena Telšių tikybos mokytoja išaiškino, kad gėjai dažnai yra kanibalai. Tačiau jei pažiūrėtume, kokią informaciją kalbėdami apie lytiškumą rudenį turės remtis mokytojai, specialiame puslapyje sukeltoje metodinėje medžiagoje randame tokių pat absurdiškų pavyzdžių. Mes pagaliau turim pakankamai gerus planus, bet įgyvendinimo tai nėra, nes vis dar tinklapyje Ugdymo sode yra pakabinti dokumentai, kuriuose yra pasakojami tokie fantastiški dalykai, kaip kenkia, pavyzdžiui, prezervatyvų naudojimas, nes jisai štai pašalina vyrui poreikį valdytis. Kalbėdami apie lytiškumą, mokytojai turės aiškinti ir apie psichikos sveikatą, smurtą, vertybės kuriant šeimą. Tačiau ir vėl metodinėje medžiagoje pateikiami pavyzdžiai prasilenkia su sveiku protu. Jeigu yra pasikartojantis smurtas, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie pareigą, džiaugtis vienas kitu ir kažkaip tai išlaikyti santykį, tai galbūt ir reikia išlaikyti santykį, bet galbūt reikėtų pakalbėti ir apie tai, kaip išeiti iš smurto. Kiti pavyzdžiai galėtų būti, kurių galima pilną rasti programoje, kur kalbame, jeigu kalbame apie lyčių lygiateisiškumą, kažkodėl kalbama, kaip reikėtų pasižiūrėti, ar vyras pakankamai uždirba, kad būtų vyras, arba kokia gali būti moteris išlaidų. Švietimo ir mokslo ministerija teisinasi, kad lapkritį mokytojai gaus specialius lankstinukus, o dabar darbas verda ir tiesiog nespėjama visos metodinės medžiagos sužiūrėti. Viskas nespėta peržiūrėti, jinai bus peržiūrėta visa taip, kaip turi būti, kokybiškai peržiūrėta. Galbūt ne šiai dienai, bet iki rugsėjo 1 dar turime laiko, tai tikimės, kad suspėsim tą padaryti. Kritikos ministerijai negaili ir parlamentarai. Jie netiki, kad lytiškumo pamokos mokyklose atsiras nuo rugsėjo. Ne tik medžiaga ne visiškai tinkama, bet ir mokytojai nepasirengę. Deja, mokymus praėjo vienos rūšies 40 mokytojų, kitos rūšies vos 200 su viršumi. Tai suprantame, kad vėlgi mokytojų skaičius pasirenkusių vėl nėra pakankamas. Lytiškumo programoje pagaliau kalbama apie skirtingas šeimas, homoseksualumą, kontracepciją. Todėl gėjų lygos atstovai tikisi, kad absurdiški pavyzdžiai bus ištrinti ir mokytojai kalbės remdamiesi mokslu, o ne religija. Įvairiose metodinėse priemose vis dar pateikiamas, švelniai tariant, atgyvenęs požiūris į tam tikras seksualinės orientacijas, bet suprantame, kad viskam užtrunka laiko ir skatinsime, kad Švietimo ministerija imtųsi konkrečių žingsnių tobulintas metodinės priemonės. Kol nėra patvirtintos bendros programos, lytiškumo klausimai mokykloje arba išvis neaptariami, arba tai daroma stichiškai, paviršutiniškai ir ignoruojant realybę. Agnė Vederytė, Donatas Pakštys, Vilnius.